Sveiki atvykę į 7 PHP pamoką. Šioje pamokoje aptarsime PHP funkcijas. Visos funkcijos prasideda raktažodžiu function ir toliau rašomas funkcijos pavadinimas. Skliaustuose rašomi naudojami išoriniai kintamieji funkcijoje. Funkcijos viduje rašomas jūsų norimas kodas. Šiuo atveju mums į naršyklę išves tekstą funkcija iškviesta. Kai funkcija sukurta, žemiau turime iškviesti tą funkciją naudojimui. Rašome savo funkcijos pavadinimą ir skliaustuose nustatome kintamosius. Antrasis pavyzdys su funkcijomis. Skaičiuoklė. Susikurkime funkciją pavadinimu skaičiuoklė ir skliaustuose nurodykime du išorinius kintamosius a ir b, kurios naudosime funkcijoje. Funkcijos viduje kintamojo sumą reikšmę padarykime kintamojo a ir b sumą. Toliau į naršyklę išveskime kintamojo sumą reikšmę. Kai funkcija sukurta, išsikvieskime tą funkciją parašydami mūsų funkcijos pavadinimą ir skliaustuose nustatykime a ir b kintamųjų reikšmes į 10 ir 5. Šiuo atveju mūsų naršyklėje turėtume pamatyti skaičių 15.